Kokiagi yra ideali mamos diena? Na gal pradėkime nuo to, kad išgerti arbatą, kol ji dar šilta, o ne po 3 pašildymų, jei ne daugiau. Ideali mamos diena vienai nueiti į dušą be skubėjimo, o tiksliau be klausimo, o tu ten jau greitai? Nes be manęs pasirodo, niekaip negali. Pagaliau ramiai pabūti suaugusių spa. Tiksliau visų pirma, nueiti į spa, o visų antra, be vaikų. Nepliuškentis tame mažame vaikiškame baseine, o maudytis normaliame. Pagaliau gražiai atrodyti, o ne greit susirašau plaukus ir bėgu. Ar šiukšlės išnešti, ar kažkur važiuoti, vis tiek atrodau teisingai. Taip pat. Važiuoti mašiną be vaikiškų dainelių, o ne su baby shark tu 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 tu, baby shark tu 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 tu. Jūs suprantate mane. Kartais tiesiog nieko neveikti ir gulėti be kaltės jausmo. Žinokit, šitas dalykas yra the best. Negauti klausimo, o ką mes šiandien valgysim, ir čia net vaiko nereikia turėti. Vyro tikrai užtenka. Na ir pabaigti filmą nuo pradžios iki galo, be pertraukų. Mam, aš noriu valgyti. Mam, aš tualete. Mam.